Sveiki. Ši trešnė matau, kad jinai buvo pasodinta ir niekada neformuota. Kas yra klaida. Ir dabar matote, kad jinai auga į viršų. Ir jeigu mes ir toliau taip ir paliksim, tai jinai dar aukščiau augs. O pačioje jau matot, kad šakos patampa trumpesnės, viskas eina į viršų. Ir kaip mums tada skinti derlių, kaip pasiekti tas uogas. Ir visų pirma, su šiuo medžiu dabar padarysiu tik vieną pjūvį. Ir to jau formavimui užteks. Mums reikia būtinai trešnio aukštį mažinti. Čia galima būtų tą padaryti jau anksčiau, iš karto pasodinus, po 2-3 metų pasodinus. Bet mažinti aukštį reikia būtinai. Tai aš nukirpsiu šiai trešniai galvą štai šiame aukštyje. Ir tai bus apie gal 2,32,5 metro. Aš pasinaudosiu štai šiuo sekatoriumi. Čia Falket įmonės 2 rankų sodo sekatorius, kurio ašmenys padengti teflono danga ir su atrama. Ir dar su tvirtiniu mechanizmu. Todėl pjauti būna lengviau. Čia 3,5 gal 4 netgi centimetrų yra storio pjūvį darysime. Ir padarome tai lengvai. Vienas judesys viskas. Tik kiek pašalinom. Iš karto matot, kaip sumažėjo aukštis. Matot, kaip lengvai pjauti tokį storį su šiuo įrankiu. Dar patrupinsiu šią šakelę, nes jinai dominuoja. Patrumpinsiu. Ok, gerai. Ir dabar mes pastimuliavom, kad apatinės šakos irgi augtų į šonas ir neštų mum derlių kuo arčiau žemės. Viskas, darbas padarytas labai greitai. Ir čia matau, kad dar 4 tokios trešnės, kur mums taip pat reikia atlikti vienintelį, bet labai trešniams svarbų pjūvį. O čia dar aukštesnis medis. Ir vėl mums reikia patrumpinti. Jaunam jam galvą. Taip. Ir patrumpinam šitas šakeles, kurios auga į viršų. Štai. Iš šios trešnės kamieno matot, kad kokia buvo žaizda. Čia yra pietų pusė, jinai nukentėjo nuo saulės smūgio. Ir būtent todėl, kad nebuvo laiku nubalinta. Ir šį kartą vėl žinokit, pamiršome ir nenubalinome. Dabar jau vasario vidurys, o tą darbą reikėjo padaryti dar iš rudens. Nors vasario viduryje ir netgi kovo pradžioje tą darbą padaryti dar ne per vėlu. Ypač iš pietų pusės reikia nubalinti kamienus visus. Apsaugoti medį nuo saulės smūgio. Taip. Nebūtina iš šiaurės pusės dažyti tikrai. Mes ne menininkai, kad viską padaryti čia idealiai. To darbo užtenka. Tarp kitko, dėl tos žaizdos nenurašykite medžio. Žinokit, kad tai yra trešnė. Jinai labai greitai ir stipriai auga. Tas kamienas storės ir tikrai jau šiais metais tikriausiai, kad žievė čia jau susijungs. Kitais metais jau šios žaizdos mes ir nelabai matysime. Tikrai užgis. Dar vieną trešnę skubiai į viršų. Čia jau porą. Pjūvį padarysim, šį šaką nukreipsime į šoną. Kas auga į viršų mums nereikia. Taip. Ir čia taip pat nukirpsime galvą. Štai čia tiek. Taip. Ir šias šakeles irgi nukreipsime į šoną. Taip. Gerai. Šios trešnytės kamienas
nenukentėjo, puiku. Nuvalinam, kad jis ir liktų sveikas. Tarp kitko vieno to buteliuko jums užteks tokio storio, gal 10-15 medelių nubalinti. Labai patogu, žinokit, netgi kišeniai telpa. Šachtimonės galite visada pas mus nusipirkti. Čia atkreipti dėmesį, kažkas įskiepyta kitą veislę, jinai kitaip šakojasi, kad čia žydės jau turės vaisių. Ir mes dabar tiesiog patrumpinom viršūnę. Štai čia viršutinės šakas nukreipiame į šoną. Į šoną. Ir praktiškai viskas, daugiau galima su tuo medžiu ir daugiau ir nedaryti. Ir savaime aišku, mes anksti pavasarį genim trešnes, nors geriausias metas yra trešnes genėti pirmoji vasaros pusėje. Iš karto po derliaus nuėmimo. Tačiau nieko baisaus, jeigu atliksime tą darbą anksti pavasarį ir tiesiog užtepsime visus pjūvius tam, kad apsaugoti medį nuo užsikritimo. Tam panaudojame Baum Plaster Šachtimonės sodo nuostabų sodo tepalą, kurį taip pat galite nusipirkti pas mus. Ir rezumuojant, būtinai žeminkite trešnes, nes jeigu nežeminsit, tai jos augs labai į viršų ir tada nepasieksite derliaus. O darbas yra paprastas. Nuo 2,5 metro štait viršūnę ir jūs visada pasieksite derlių. Kažkas iš jūsų paklaus, o kodėl palieki tą kelmelį? Ir čia taip pat. Ir čia taip pat kelmelį palikau. Ir čia, žinokit, taisyklė, kuri yra skirta kaulavaisiam, ypač trešniam, bet apie tai kitame video konkrečiai paaiškinsiu. Skirtumą tarp sėklavaisių ir kaulavaisių genėjimo. Sėkmės sodininkaujat ir iki.